galim važiuoti. Pasiliksim visas tas vietas tokias. Viens laiko dabar finansuojame. Važiavo irgi. Dar užpraeitą pamoką pasitikėjo labai savo jėgom. Jau vakar važiavo biški toks pasimetęs. Mama irgi jau kažkas vakar, kai buvo ta pamoka, jau biški ne kažką, bet su tėvu švariu buvo biški geriau jau, bet... Nu, pačiai pradžiai vis tiek bus to stresas, čia jau negalvo, kad nesitrauk, būk taip kaip buvęs, buvai dešiniai, jam netrukdai. Viską turi padaryti ir apsidairyti, nepamiršk, važiavimus darai, apsidairyk. Čia irgi su posūkiais. Ta paula. Taip. Mes į dešinę. Nu, tas minutės, kai išvažiuosi į dešinę, stresiuko bus, nu, po biškį įsivažiuosi ir bus biškį jau ramiau. Man jau ten išvardino, kokie baisiausi instruktoriai, kažkoks barzdočias yra. Barzdočias? Senis šaltis? Santa Klausas? Kažkas panašus. Ne, jisai nėra baisus, jisai šiaip gan geras egzaminas. Man atrodo, jis atostogavo dabar. Tai labai nežinau. Tu džiaugtumės pas jį papuolęs, jeigu gerai važiuoji, jisai ten nesikabinėjai labai smarkiai. Jam svarbu važiuotum greitai, leistinų greičių kiek jau leidžia, nu, žinai, netemptum tos gumos, mes į dešinę. Tiesiai nevažiuosi? Nevažiuosi. Šiaip galima tiesiai važiuoti. Galim šitą. Čia mane tikrinti. Supratau, vairą pasivažiuoju į dešinę. Jeigu nori tą funkciją, gali išjungti, kad neužgestų tavo mašiną. Kaip išsijungi? Šis? Nu. Ir toks pats simbolis ant kijos bus, kaip jis kitoj. Gal toj, aš neatsimenu tiksliai, gal toj vietoj, gal kažkur čia, prie šildymo. Gali paklausti, pasakys tau net. Tik įsėsi į mašiną, tu gali klausti, jau kažkas neaišku, gali pasiteirauti, papasakosi. Jau tu nebeskraidyk čia. Ir taip ženklas yra, ir dar perėjai yra. Jau važiuoji truputį lėčiau, iš anksto. Reguliuojamai suksim į kairę. Apsidairimais. Nepamiršk prieš stabdydamas pasižiūrėti iš galo. Jo, per veidrodėlį. Užmė teikti, kas darosi. Prieš stabdant irgi veidrodžiais naudojas, dairais, galvą sukioji šiek tiek. Tai va, šitoj dabar gatvėj, ten čia kol buvo prieš tai nestvarkyta, būdavo linijos, gražiai parodėta, kaip tau judėti, leisdavo važiuoti į pirmą ir į antrą eismo juostą. Dabar, kadangi tų nėra linijų, mes esam pirmoji, tai turėtum įvažiuoti į pirmą. Na, teoriškai jisai važiuoja į antrą į kairę, jisai gali į antrą, kadangi 3 yra ir į trečią. Bet mums dabar pirma juosta bus gan užimta, ten gairelių pristatyta, tai reikia važiuoti pagal tas gairelės. Nu, vakar bent jau buvo, šiandien kažkaip nevažiavom iš pačio dar. Į tą pusę gal mažesnė tikimybė, kad važiuosiu iš čia. Tai daugiau ten vat tą Vytauto gatvę važiuoja na galą per Vienpasį. Centre judėsi, žiūrėk atsargiai su pėsčiųjų perėjimu. Vėl gazo nebuvo. Įkelk, laikyk, biškį akceleruok. Rankos ant vairo, nelaikyk tos virtės ilgai. Labai neskubėk, žiūrėk, judėk pagal gairelės. Pagal gairelės, va. Taip, šitą. Jis stebėk šalia mašiną savo manevruoja. Lip čia. Nesirikiok, mes po tai suksim į dešinę šviesoforį. Čia stovi jie eiliai. Nu, tu ten persirikiuosi, šių ženklų nėra tik ant žemės, ant dangos. Kad tik į kairę. Tik nežinai, kad
Nu, jeigu pasakys iš anksto, tada jau ten kažką reikės daryti. Reguliuojamai mes į dešinę. Stengis posūkį neišjungti. Jeigu anksčiau įsijungia, pakartok, kad pilnai važiuoti į juostą. Arba ten atliekant pratimus. Gerai, toliau reguliuojamų į kairį pasuksim. Tau padėti reikia pasikeisti vis tiek, apsidaryk ir pasitrauk kairiau. Nepamiršk. Taip. Laikų jau darbai kažkokie, tai žmonės dirba lėčiau. Ir tada jau gali greitėti. Babutė jau ten ir taip taip eisi, dar čia jaunimas. Vyrais žiūri. Kol ta lėtai prieis, ta nespės prieiti. Aš čia tik klausiu. Dabar jau spės. Spės. Daugiau nebūtų tas dar toli, judam. Išėjai prieš prieš. Nu jau tai praleisim, niekur nebesidėsim. Nepanikuok, neskubėk. Praleist reik visus. Taip. Nu išeisi prieš prieš, neruoškis. Sankryžoje į dešinę. Su apvažiavimu. Šitoj gatvėje ieškokis vietos, parkuosimės lygiai grečiai. Bus vietų, gal net nebus čia važiuokim. Panašu, kad čia nebus. Šiaip matai, antrainis nuo 8 iki 12 negali stovėti. Tai čia jau kaip ir turbūt nesiparkuosi. Nelys prie krašto, čia matai linijos yra parkavimo. Tai dar tom linijom kaip ir tu galėtum važiuoti, bet vat gale yra nukreipimo salelės, o tos ant jų jau ne. Ir prie perėjos pačiu sargiau. Kelio pabaigoje suksime į dešinę, o reguliuojamoje sankryžoje į kairę. Neskubėk, vairą biškį pasisuk. Gerai, ne? Su dviem rankom ir nenutolk nuo dešinės. Nutolsi, bus problemų į kairę. Dar kitas klausimas. Taip. Kodėl nežiūri ženklus? Žiūrėk, leido iš abiejų juostų suktis tau. Ne. Gal labai patogu nesvarbu. Nesvarbu bent jau juostų nesumaišyti. Čia prie savo mašinas iš karto. Ką? Čia prie mašinas iš karto. Nu jo, bet tu nežinai, kad jos ten stovi. Įprotis.
Kėdainių ir Šiauliai. Gyvenamoji zona. Gyvenamoji zona. Gerai, sukom į kairę. Tai čia įvažiavus, jeigu jau leisies nuo Prūdelio, atsimeni, sakiau, kad jeigu jau su navigacija važiuosi, tai navigacija jums leidžiantis nuo Prūdelio. Nu, žemyn, nuo kalno. Ir navigacija ves pro šitą gatvę į dešinę. Ir tik perėjus neblokuok. Jeigu yra matomumas geras, neužsiblokuok. Ir nestosi. Ten suks ir jau visas kelias yra 20. Taip, kad nereikėtų sustoti. Ir su tom laisvom nesimakalu. Čia pristabdėjai, žemesnė power ir nuvažiuoji. Tą galą mums čia dabar prasmės važiuoti nebėra, nes matėjai 30 ženklą, pasižiūrėjai, viskas tvarkuoja. Vien dėl to ženklo čia mes dar pasukom, būtent kitur važiavę. Iškart antrą, op. Ir dešinės taip liks, per daug taip jau. Čia jau greičiai nebuvo į tą pusę. 50. Nes reguliuojama į kairę. Nes apsisukai ten buvo ir sankryža. Būtų buvę už sankryžos tas 30 į kairę. Šiaip į tą pusę iš vis nėra to ženklo. Tik į tą jie palikė tą ženklą. Kitur nurinkti tie ženklai. Tais nesibėgė, kai raudonas dega. Galas.
apdairimusi perėjų. Atsimink, čia tik po vieną juostą yra. Kitoj pusėje stovi, kad ir atrodo labai toli, tu turi sustoti ir praleisti. Su viena ranka vairą pradėk sukti, su dviem, turi spėti viską laiką padaryti. Tik formą atliksim, už įvažiavimą sustosim ir kiemo pulininką reikės įvažiuoti. Įdami mažim greitį, atstumą žieka nebūtų plačiai, biškai dešiniau šiek tiek. Kaip priparkavus ir matyk įvažiavimą pilnai, nenusuk. Stenkis dairytis. Jeigu egzaminuotojas žiūri ir tu žiūri, dairais, už galo pasižiūri, sukos pasižiūri, matai stovi prie tako du žmonės, kurie sugalvotų apsisuk, kol tu čia makaluosies ir įeit. Tada reikės stabdyti. Į kairę ir kairiai pusėje parkavimo aikštelėje pasirink vietą pasiparkuoti. Prisimeni, čia tokios biškai rankos, biškai bjauresnės vietos. Čia? Bet pasirink. Čia būtų klaida. Važiuoja atgal, įsijungia, pažiūrėjai žmogų, buvo atsisukęs. Nepamiršk, kai pratimus darai, visą laiką atsisuk. Skubėja. Dešinę. Tai turi būti pasukti, nes tu įvažiuosi priešinį, biškai pajudėjai ir pasisuk ratus, nes kad neįvažiuotum, paskui tu žiūri tik ten, o jeigu iš čia kažkas važiuotis, tu nespėsi laiku. Į dešinę.
kad labai norint jau galima būtų prisikabinti. Pavyzdžiui, ne, tu sustojai, o čia tarpą mes turim per didelį nuo krašto. Už tą sustojimą klaidą gali rašyti. Nepamiršti sutvarkyti veidrodėlį. O sustojimai... O sustojimas... Nu tai jau geriau žinok reguliuokis prie šviesaforą, kai raudonas dega. Arba tvarkingai sustok prie krašto. Ir aišku, ne po kokių ženklų, kur vat sustoti, stovėti draudžia. Sankryža į kairę. Kažko vėlgi trūksta. Turbūt posūkių. 20 minučių. 5 klaidas. Normaliai. Bet visas tokios žioptas. Nu vienas užgesims, posūkis apvažiuojant. Iš galo neatsisukai. Veidrodžio nesusireguliavai. Nuleistas. Nu ir čia va posūkis. Nu, kur tikrai tokių klaidų galima būtų išvengti. Bent jau galą atsisuk pasižiūrėti visą laiką prieš pratimą tiek. Nes įlysi, po to reiks rikiuotis, kažkas greitesnis vis tiek bus ir tada bus problema. Pirmas išvažiavimas. Čia irgi po vieną juostą kelias, tai būk atsargus su pėsčiaisiais. Ir stebėk galą, nes su viena ranka sukinėk. Dirbam. Jeigu rastum vietą, būtų neblogai, kad prisiparkuotum lygiai grečiai. Ramiau sustoti reikėtų. Ko nevažiavai toli buvo, ne? Galėjai sukti ir važiuoti. Nieko nematai. Kas daros gale? Kaip tarpas? Kas tarpas? Nu, pačiam gale už mašinos, matai, kai tu įsukiniesi, jis nedidėja tas tarpas ar didėja? Nu, dabar, tipo, kad... Nu, prie bordiūro gale, kai sukies. Nu, didėja. Tai ką darom? Vertės, važiavam. Su vairą pilnai. Jeigu nedėjai, kad priekį nereikia priekį, atsuk gerai. Ne, vairą tai atsuk. Gerai. Ir dabar tiesiog pavažiuok giliau atbulinę. Ne, atbulom, viskas gerai. Tiesiog arčiau, nes kai tu pamatai, turi stebėti. Pamatai, kad didės, tada staigiai ištiesni. Viskas, susuk vėl. Stebėk tarpą. Jeigu susuksi šiek tiek anksčiau, nu nieko čia baisaus. Galima pakoreguoti. 1, 2, toli nenuvažiuojam, 3 metrai, kad nebūtų. Buvo linijos. Gerai, čia yra gerai. Regitrą, man atrodo, žinau. Gal ne, tai kažkas jau regitrą nebetarpaž. Pakuoti suvažiuos.
važiuoji, tai tą pusę ten perėjus, nebent suks į dešinę, tada pėsčiųjų perėjo tą. Taip pačiai vietoj žmogeliuką tą reikėtų praleisti. Bet va, kaip iš mūsų padėties nepulk. Nes ta gatvė ilga, tikrai 50 nebūtinai važiuoji, ten vairuotojai daug greičiau. Čia irgi nelabai kaip atrodo ta situacija. Iš anksčiau gazą, iš anksčiau, nes neturi būti staigiai prie pat ženklų sumažintų greitis į dešinę. Viskas gazą nusimti. Vis tiek tau reikės stabdyti, iš tolo tą padaryti. Nu, tai gali pristabdyti ir iš 5 tiesiai į reikiamą powerą. Sustabdom. Čia papuolė. Nu nieko, gerai. Gerai, vis tiek reikia pravažiuoti mums čia. Bent jau vieną pusę, aną pusę irgi panašus kamštis. Čia matai asfaltuoji, bet čia tą galą aš tai pažiūrėsim. Greičio pribojimų jau čia nėra. Aišku, čia greitai ir nepavažiuosi, reiks derintis prie srautų. Srautas, matai, čia juda kiek jau gali. Kada tu laikai? Pirmą? Ne, 12:05. Čia nieko čia baisaus nėra. Bent jau dabar biesu. Taip, vasarą karščio daug, tai čia sunku žmonėm. Matei? Nematei? Karas darė priekį, kai ten ėjo pro šono mašinas, iškėlė ranką. Nu, tipo. Na, tipo praleisti. Stabdė. Užstabdė mašinas. Tai va turi iš tolo žiūrėti, kad atsivažiuotų. Jeigu viską tu iš anksto matysi, bus lengviau pačiam, žinot, spėt sureaguoti situacijas. Na, aišku, ir atstumo laikymas nuo kitų automobilių. Nu gerai, čia dabar, vat, pavyzdžiui, kaip mes prieš tai važiuodam, visur reikėdavo manevruoti labai smarkiai. Į tą, į aną pusę, bet dabar po kol kas. Tai visi važiuoji tiesiog buvo dešinė pusė, laisva, nes čia asfaltuoja. Tipo, neblogai būtų ir tai, matytų tada instruktorius, iš vidaus gal gaudus. Ai, kad reikia manevruoti? Nu, tipo, kad manevruoti arba, tarkim, nu, kai būdavo dvi laisvos vietos, kad, tipo, nevažiuoji per vidurį. Nu, žinau, geriau, kuo mažiau manevruosi, to mažiau klaidų prisidirbsi, nenorėk. Geriau jau ramiau. Aišku, kiek sudėtingesnės situacijos turi jau gebėti orientuotis, tinkamai priimti sprendimus. Čia kartais neperėję ir kartais negirtas atsargiai, žiūrėk, ką darys, neina, ne? Jungtis antrą, o įsitikink, o tokie biški apšilę gali virsti kelią. Segė, sakau, degė gan ilgai jau prieš tai. Šiaip trumpai čia ta žalia dega, tai va, jau tokiam sumų matant, kad ta žalis dega, jau tikėtis, kad tikrai galima pasikeis. Kada mes pradėjom? 11? 35 minutės 6 klaidos. Jo. Super gal. Nu dabar jau biškai susijėjau, žinot. Na jau susijėjai? Jau dabar reikia biškai paščiau.
Su autobusais būk atsargus. Stotelėse, kur stovi, irgi ten stebė kaip... Buvo čia vos nebuvau įvaręs vieną kartą, bet... Ne? Nu, tipo, stovėjo nieko nerodė, taip tiksliau rodė dešinę ir iškart išjungė ir be posūkio pradėjo važiuoti, bet ir tai ne į pirmą juostą iš karto, nu, tipo, aš turiu praleisti pirmą juostą. Nu, teoriškai, praktiškai vėl nuo situacijos labai priklauso, žinai. Jeigu jo pirmą juostą pilna mašinos iš karto, tai taip įsijant. Nu, ne, man atrodo, jis maršrus ten tiesiog buvo jam. Ne? Jo, jis iš karto šoja, tai vos neįrūdino, šiaip nušona. Tai va, su jais reikia labai atsargiai kaip su tais pijokais, va, irgi nežinosi, kas gali būti. Stebėti, duris atsidaro, užsidaro, keleiviai lipa, išlipa, nevažiuos, duris užsivirinėja, iš tolo matos jau, ko užsidarinėja, stabdė atleidžia, jau, sakykim, ten visi tie, man atrodo, automatai, autobusai miestiniai, dešinė, tai jau stabdė atleido, jau kaip ir važiuos, posūkis jau paskutinis dalykas, ką jis parodys, jeigu parodys. Galas, taip, sankaba, tolygiai, taip, su vairą, taip. Nu, tai tu man pasako, ką čia, o vėl su vėl rankas matau į tą vairą. Nu, ką praleisi, kur reikia praleisti. Jau pražiapsuoji vieną vietą. Kairę, ne? Iš priekio žiūrėk, kad nebūtų. Tai ten, tai mašinas nebuvo, kai dešinė. Ne, bet žiūrėk, kad nebūtų. Per perėjas, ne? Tada visur iš dešinės. Iš čia, kai išvažiuoji, tai reikia iš dešinės, tai ar iš visus praleisti. Ir iš priekio ir iš dešinės, tai čia reikia praleisti. Kai iš ten išvažiuoji, nu, teoriškai kaip ir nieko nereikia praleisti, kai dešinės suki. Bet gali būti, kad lieks kas nors, žinai, žino, kad reikia jam iš dešinės. Kieno platesnis kelias, tas ir pirmumą turi. Gatvės taisyklės, žinai, čia į dešinę. Tik sužino po to, kai jau padaro avariją, kad vat kaltas. Jis po dešinę buvo kliūtis ir nepraleido. Be užsišnekėjom. Gerai, tai tada mes čia į tą tarpą čia pirmąjį pasisuksim ir prisiparkuosim. Čia mes pasukim į dešinę ir prisiparkuokim. Prisiparkuota, ne? Ką? Nepatenkins mane kažkaip. Dantų nerodau. Gerai, dar dantis rodys. Ne, taip, susimastęs nieko. O tu žiūrėjai iš galo? Tu matai, ką aš darau, bet tu pats nepasižiūri, kas vyksta. Man svarbiau biškai. Ai, kas? Man svarbu, kad neliūdėtume. Ai, svarbu instruktoriaus emocijas. Nu tai tu, kai nueisi egzaminą, žiūrėk, kad egzaminą, nu tai jis irgi neliūdėtų. Būtų jisai... Jeigu gausi kokį su barzdą, sakyk, kokią gražių su barzda. Pagir. Ne, nieko nesakyk. Pagalvos, kad tyčiais. Ten nueini, labą dieną, viso gero, į klausimus atsakinėjai, tvarkingai, nu, nesi toks, kad ten žinai, kad ten kažkaip nesakės dar skaitom, bet būn tokių. Tai jau ten atėjai, labą dieną, kažkas neaišku, paklausi, labai mandagiai, bendrauji, žinai, kad nežinai. Ateisi, pavyzdžiui, aš irgi egzaminuotą dirbčiau, tu ateini dabar kažkoks naglas, mandravoji ten kažką, maivais, nu gerai, maivais, čia tau reikia, žinai. Pažiūrėsim, kaip seksis vairuoti miestą, žinai, ir aš kur nors nuvežu tave į kokią sudėtingesnę vietą ir viskas. Nu, galia, sakyčiau, gal biškim pritrūkom. Čia gerai, bet biškai galia, čia galėjo būti ir arčiau. Dabar, maždaug padėjo. Va, dabar viskas, jau dabar gerai. Einam, pasižiūrėsim. Galiu užgesinti automobilį. Ateisim pasiaiškinsim, kaip čia su ta aikštelė. Atsimeni? Gerai. Tada mes čia grįšim, tai čia ir paleisti, ar ten? Čia, ne? Gerai. Dar apsukam ratą, pasižiūrim, kur dar sunkesnės gatvės. Kairė. Dešinė. Ir jeigu kažkas duos čia toj regitroj tą tau kelią, nesinaudoji to tarpu. Dešinė? Kairė. Jeigu jau sakys, kad ten sakys, kodėl nevažiuoji, nu tai paaiškim man, kad jūs yra iš dešinės. Jeigu lieps važiuoti, važiuok. Mieste gali taip kažkur būti. Bet teismas nėra intensyvus, tai tikrai taip neturėtų būti. Va ta moteris, kuri egzaminuota, jinai ne per perėją, ne? Aikštelėj galim vaikščioti ir ne per perėjas. Bet reikia atsiminti tokį dalyką, kad turi praleisti jos. Žiūri iš dešinės, kad nebūtų. Taip, su aikštelėj, su antra, į dešinę.
20 greitis. Ta moteris reikia neis per perį. Žiūrėk, tai regitrinis kaip gerai padarė. O būtų grįždamas ir neišlaikęs. Bet prasileido. Liuks. Va, išvengė kritinės klaidos. O atrodo, čia šiaumas smila, kad šauniai į kairę, biškį dešinės trupučiuką labiau. Ir su pirmu bėgiu sanka palaikymų minės, nežinai, kas dešiniai darosi. Egzaunuotai žiūrėk į tą pusę, jeigu nieko nėra, tu važiuosi, nespėsi pažiūrėti čia, iš karto ant stabdžių, jeigu bus kažkas. Nu, tas greitis irgi su paspirtuku. Taip. Tada mes į kairę pasuksim. Iškai savo pusės labiau, vis tiek nėra labai plati, linijų neturi, jeigu būtų linijos, tai galėtum palei liniją stovėti. Ir imperijos tako neblokuotų, ten dar vietos turėjai prieiti. Čia irgi saugokis, iš tos pusės gali atvažiuoti ir sugalvoti apsisukti. Kartais ten sustoja arčiau ištisinės, bet kartais nuo čia apsisukiniai. Jeigu lysi į tarpų, jis apsisukinės, tai sustabdys egzaminuotojas. Reguliuojamoje mes į kairę. Nebegazuok. Nu, nieks tavęs ten nešnekins, susitvarkyk, pasakys, ką važiuok, pirmiausia veidrį susitvarkyk, nieko nevažiuok. Nu, dabar tokioje situacijoje ten būtų parašę klaidą, nes veidrodis nuleistų rikiuojas, net nematai, kur važiuoji. Nu, dar aišku, vidurinis tas yra veidrodis kažkiek. Taip, nu... Sakyt, kad gal 4, nemačiau 4, bet daug buvo prieki mašiną. Tai jau įsivaizduoju, 4 tokias mašinikės. Dar buvo mokamų, žinai, kol čia žiavo visi pristabdė. Bet čia trumpai žalis dega kaip ir iš anos pusės, taip ir iš tos pusės. Čia gal net trumpiau dar. Tai jau bus 4 mašinas, tu jau atsargiai vertink situaciją, kad gali nespėti. Čia buvo viena irgi mokinė laikė egzaminą. Ir gavos taip, kad jinai važiavo, suko irgi kairę, pradėjo mirksėti, įsijungė geltonas, biškį už linijos, jinai pradėjo stabdyti, kartu su egzaminuotoju. Nu, kartu su egzaminuotoju, neišlaikė. Nu, su parkingu gal nebus problemos. Tikiuosi, jeigu veidrodėlį pasikeitus. Jeigu nusileis irgi? Nebus. Mes galim bordiūrų nuvažiuoti, jeigu nenusileis. Nes vienur aukšti bordiūrai, kitur žemė borteliai, į aukštą atsitremsi, o žemą užvažiuosi, net nepajusi, lydėk, net ten gumosi. Posėkį labai jaučiant, baisiai didelį greičį nevažiuok, vis tvarkingai išjudėk, žinai, nedėl. Nes kol tiesiai gali biškį ir greičiau. Irgi va daug automobilių prieki mūsų. Posėkis matos, kad bus neapsaugotas. Na, aišku, jeigu nebus pėsčiųjų, ten nieks nesustos. Tai visi sklandžiau išjudės. Nu, bet vat vieną jau įleidinėja iš degalinės. Jau gaištam laiką, tai automatiškai vėl žalias
tai galvoti, ar spėsi per tą žalį išvažiuoti. Ir atmink, kad už tavęs irgi yra gale automobilių. Nu, dar žalis, ne? Nu, nesivaidys, kad tu. Nu, dar žalis. Nu, jums trečias, spėjama, viskas tvarkoj. Bet vėl mintis stebėti šviesoforą, nes gan ilgai dega, kol mes išjudėjom vien. Tai su Kia važiuosi, kokią powerą naudosi 50? Ketvirtą. O su Škoda? A? O į kalną su Škoda? Ketvirtą. Tik ketvirtą. Nuo kalno 5, lygiai vietoje, o kaip dabar irgi ketvirtą. Ta 5. Tik aišku, dabar čia mes jau negalim, nes jau derins prie srautų turim. Ir tai dar važiuoji, faktiškai kiam greitis 20 metrų čia turėtų būti. Bus čia tarpas 20 metrų? Ne? Ne. Neturėtų. Nu, bet čia dar pakankamai, dar geras tas atstumas. Nu, čia arba ir mažesnis, nes tavo geras labiau. Paskui mes tada reguliuojamui sankryžui į dešinį pasuksim. Ir čia neblokuojam panašu. Sakė, susirinko 6 pasikartojančias klaidas už tai, kad laikė vieną ranką vairą. 6? Tau nebūtų. Nu tai 6 lygų kritinė, neišlaikė. Bet buvo klaidų ir daugiau, bet to dar. Pagrindinių važiuosim. Nu, teisingai, čia reikia kairės laikytis. Prisistabdžius pavaras keičiam. Galą stebėm. Su trečia biškį. Tai greičio 30 turi faktiškai. Su Škoda dar važiuoja pilnai, bet su Kia, žinau, gali ir nevažiuoti. Dėl to aš tikiuosi, kad Škoda gausi. Su Škoda įkalnė stabdžiai nebus, atsimeni, sakiau. Jo. Nu, nuokalniai laisvos nenaudok. Kad ir kaip ir nusileidęs buvai, bet tu nežinai, kaip tave vertins. Geriau sustok ant bėgio, kaip mokinomės. Taip, kad reikia su mak perstavti, sakys, tai jūs judėjot per daug, su sankryžu. pasukis. Rankos. Vairo. Oi, Kaip čia buvo? Viena buvo. Ką? Kaip čia neužliesų? Ne? Gal išmokai? Prisimė. Tai va su Škoda tiesiog biškį prisikelsi, paleisi, jau judės, biškį gazo ir išvažiuosi. O su Kia reikės būtinai gazo, nes laikys dar tave.
pasuksim. Po valandos laiko jau žinokit. Ką? Jau po valandos laiko jau žinokit, kažkiek jau pasigėlas, jau krenta pavyzdžiui. Taip jau, ne? Ja. Atėjai dar su didesniu, posūkis rodyk. Atsargiai fūrai iš galo važiuok, nežiopsuojas. Tai važiuosi mumis. Miški taip jau nesustok bereikalingai. Tuo labiau, kad tu pagrindiniai gatvėj. Ne? Į dešinę. Ar kitokia bala būna važiuoti? Nu, stabdyk, jo, važiuok, bet stabdykis lėtai, ramiai į dešinę. Jau tada lėtai važiuoji. Čia tų balų daugiau. Vairą būk pasukęs. Taip. Nu, būsim daug tų vietų pravažiavę, visų tikrai neišeis. Labai įmanoma per taip laiko. Kiek. Šį čia tai dažnai važiuoju. Iš Regitros, kai išvažiuoji, suk į kairę, tada ten vėl į kairę, po pervažą, kaip mes čia va, dešinė pasukį, panašau pasakyti, čia pasukį. Ir tikrai tiek nevažiuosi kaip dabar, ilgai, žinai. Tai mažiau ir tų tokių sudėtingų situacijų, bet kartais pakanka ir vienos tos tokios sudėtingas, kad išlaikytų. Neatsipalaiduok per daug į kairę. Stebėk egzaminuotą veiksmą. Jeigu matysi, kad koja kelia ant stabdžio, būk atidus, atsargiau važiuok, mažink pats greitį. Matysi pratimus atliekant dairos ir tu dairykis. Stebėk, nes jis už tai daugiau mato. Nu, dar čia pastovyti reikėtų. Daugiau jis iš mane mato? O kaip tu galvojai? Aš daugiau mato. Ne, manau, žinau. Palik vietos jam. Tegu išvažiuoti prie ko. Išvažiuos, tada galėsi pajudėti. Dabar mes suleisim. Tu daug yra, žinau. Palauk, tas išsuk, tai tą gali išleisti. Leisi. O jie, ką tu čia darai? Išvis. Nu, tas matai dar į tą pusę rodė posūkį, tai būtum tiesiog ant ten išleidai. Tai išvažiuoji. Antradienis. Kaip čia taip? Nebereikia egzaminų laikyti, mano tai. Rimtai? Nu. Nei mokyklai, nei univėrė, nei Regitroj. Lemba geras. Nu. Kaip čia taip? Galvoju, kad egzaminų čia... Nu, blema, man dar reiks vieną, reiktų įsilaikyti. Kažkaip neprisirašyti. Reikia darbdavio pažymėjimą įsilaikyti. Egzaminą iš teisės policijos sakyti. Bet nu dar toli buvo. Pasižiūrėti pro tą kampą, jeigu užsuktum, kad ženklų nepamatytum. Nes jeigu nepamatysi, žinai, ten, kur pradedam, mes išvažiavom, ten 30 gyvenama zona, va ten yra ta prie Ronijos. Ten prie Prudelio gyvenama zona. Dar yra tų gyvenamų zonų, bet ten pagrindai tas dvi vietas važiuoji. Pravažiavom į tą kalną, atsimeni, kur sustoti reikia. Sustoti ir paskui pasukus į dešinę vien pusės, atsimeni tą vietą. Tai ten irgi nepamiršk į dešinę. Ir tikėsimės gerą rezultatą. O, išrydė juos. Sakyčiau. Šiaip gaudais nėra, kad nesigaudytum. Aišku, žinai, daugiau ne vienas nesaugosi. Dabar tiesiai? Taip, tik tiesiai. Per egzaminą tik tiesiai. Čia jau nesuks. Jeigu čia nenuvažiuosi tiesiai, lies pro degalinę tau važiuoti. Pro degalinę ir greitis ten 10, nu, turėtum tokį greičio tada ir važiuoti. Apsuktum ratą ir vėl sugrįžtum čia. Rankos ant vairo, kam tą ryčiagą laikai. Taip, geriau kėdžiuoti. Ką tas mėlynis ženklas rodo? Bet tik tai įsikairė. O tai kur posūkis į kairę buvo? Nepamiršk. Aha, dabar tai iš vis be posūkio išvažiavom. Į kairę. Apsisuk, ne, nesuk į kairę, apsisuk. Taip.
aplink salelę sukies, nevažiuoji vidurį, jokių būdų. Salelė yra sukies. Kairė. O jeigu ten, pavyzdžiui, gal nedarėčiau važiuoti, bet jeigu ten važiuoji... Tai centrą važiuosi. Važiuoji ten. O posūkį reikia rodyti? Ne, tu kad perstrichiuoji reikia rodyti, jeigu antrą juostą važiuoji kaip pirmą užimti. Tada jau kad drichiuojas posūkį rodyti. Mes suksime dešinę. Pasuk, paspausk, pakeisk. Judam. Nu, užgesimų buvo vienas, tai normaliai. Reiškia, su sankryba yra gerai. Pagrindiniu važiuosim. Šiaip rankį nepamačiau. Ne, kiemas buvo, bet ten mašina nėra nieko, žinai. Kaip ir gal gerai. Matai, kad kojas kėliu iš padalto? Ačiū. Matai? Nu, tai va supras, kaip tą jisai darys. Jeigu tu per greit važiuosi arba tiesiog mato, kad galbūt sudėtingesnė kažkokia situacija, jis jau bus pasiruošęs greičiau priimti sprendimą už tave. Matai, ten buvo 30. Ai, nu dabar tik baigė. Ne. Pasukai, tam buvo sankryža. Už sankryžos nebuvo ženklo, tai reiškia toliau 50. O, jeigu dar vienas šiandien. Čia tų tokių nemažai šiandien, be pusiausvyros. Jau trečias. Švenčių, antradienis. Antradienis. Kokia čia šiandien šventė? Antradienis. Ketvirtadienis žuvies diena, penktadienis alaus gimtadienis, o antradienis nežinau, kas šiandien. Egzaminų nereikia laikyti. Gali būt. Gali būt. Nu, pietinio mes nepaėmėm. Nu, pietiniam ten nėra labai sudėtinga, bet į pietinį važiuojant, žiūrėti daug pėsčiųjų, perės visą stebėti. Ten nebūtų. Navigacija įjungs, tai irgi ten rodoma greitį, per daug nereaguok. Rodo važiuok ten gal ta gyvenama zona, bus 20, netiksliai rodo. Na, kai jau tau įjungs, žinau, kad jau grįžinėjai. Matai raudoną? O tu dar vis greitėjai. Galą žiūri, pristabdydamas. Jau? Labai, jeigu tik žiūri. Čia 60 pulsą rodo. Normaliai čia? Man atrodo, ne? Šiam 8. Tai koks turi būti valandas? Tai toks ramybės bus nežinau. Pastavimus jau 120 būtų. 108. 108. Įsivaizduoju, bet tikrai bus. Tai ne, 8 rodo. 8 irgi gerai. Bet jau 120 jau. Jaudinatės dėl savo mokinio? Aš? Jo. Aš ramus kaip belgas. Ai, iš vis širdies neturit. Turiu. Šakmens. Va, jau nebegerai, jau čia labai nebegerai. Dar žiūrėjau, ar tas nebeteisė. Geltona dar. Aha, čia jau per geltoną kritinę. Mes į kairę. Ai, kai mirksi, ne? Jau, kad tu mirksi į kairę. Matai, kad tu jau mirksėjo, tu važiavai, dar atstums didelis buvo. O paskui jau ir geltonas. Na, aišku, mes pravažiavom dar geltonas, ten jai tikrai raudonas degė, dar kelias sekundės. Bet regitrai tai jau vertins kritinę. Per geltoną vertins kritinę. Nu tai gerai, bent jau nereiks pliurp, žinai, nepliurpsi, biškai gal susikaupsi. Labiau, kad ten stoti reikėjo vien dėl to, kad tavo greičio nieko nebuvo. Greičio nėra, atstums vyrą, stabdai, sustoji. Jeigu galia mašinų nebuvo, jų nebuvo, galėjai net ir stipriau pastabdyti. Laida, staigų stabdymą, bet nekritinė, nes niekam nesutrukdai. Išvengi šitoj situacijai, išvengtum tai situacijai kritinės.
Nu va, dabar dar ką padarom, pasuksim į kairę, prisiparkuosim. Gerai, išvažiuojam. Pietiniam daug yra parkavimo linijų. Daug, jeigu ten, jo, daug. Čia tu gali čia pas mane tiek. Tu atsinešė raščią. Šešėnės, Lent, gal pas mane saldainių nesinečiuoju. Tai jo, pietiniam yra daug. Ten važiuojant, vat iš Žiedo kaip išvažiuoji, tą kalniuką, ten kur tas Padėlio namai tie, ten statybininkų gatvė, ten toliau važiuojant, yra parkavimas, palei gatvę lygiai grečiai. Tai ten su linijom atkreip dėmesį, kad mašinas turėtų tarp linijų tvarkingai, kur jau rinksis, jeigu reikėtų. O jeigu, tarkim, mane važiuoji, ieškai geros vietos, ne? Į neliko vietos? Ir tada važiuoji, žiūri, opa, jau pravažiuoju. Nu tai tada kitur gatvėje turėtum parkuotis, vis tiek reikės. Ai, bet negauni klaidas. Nu neturėtum gauti. Arba, pavyzdžiui, jeigu apsisukčiau ryšių. Nu tai jau, žinot, tais apsisukimais tu nevargai, jau vengti tų dalykų. Jau kur jie parodo, tai tikrai apsisuks, o kur tu pats gali sugalvoti, žinai, gali baigtis liūdnai, jeigu negerą vietą pasirinksi. Taip, toliau žiedinėje sankryžoje bus 4. išvažiavimas, suksime į kairę. Dabar bus 2 juostos, kurią juostą rinksies. Tau į kairę. Kad ir pasakys ten tau į 3 į kairę, jokių būdų į 2, nes paskui neišvažiuosi normaliai. Neišvažiuosi. Čia atgal važiuojant, ten ant kalno, atsimenėt, juostos 2 atsirandys šakuoj. Ten atgal, kur mes važiavam. Dabar nesankryžai, kad... Į kairę? Jo. O, neprigasau. Pats. Posūkiai per daug yra nepasuk, kad nekirstum tos, matai, tos juodos, tos asfaltuotos linijos, nes čia kaip ir eitų tavo juostos kraštas. Čia išvažiuojam. Matai, linijų nėra ne šiaip sau, nes vairuotojai važiuojant labiau vidurio laikydamės ir tas linijos tiesiog nusitrynė. Nu, pravažiavom, gerai. Ten atgal, kai važiavom į vieną pusę, kai važiuoji ir ant kalno atsiranda kyli ir atsiranda 2 juostos. Jeigu nepersirikiuosi iškart į 2, tu važiuoji turėsi iš 1 ir prikiuoti sankryžą, perį arba per ištisinę, kas yra kritinė. Tai ten iškart į 1. Atsimint tą vietą? Nelabai, ne? Šulinukai kur vandenį subėgti.
čia kairiausia juosta. Ten. Atsimenu šitą. Jo? Kai baltas automobilis važiuoja, suktume į dešinę, prie pat dešinio krašto, greitėjimo juostai važiuoja. O jeigu mes abu įsukiai tas linijas, tada kas praleidžia? Kaip kur? Jeigu dabar suks į kairę, jeigu aš sukčiau kairę, tas tu negalėtum sukti bet kokiu atveju, kol jų nepraleidai. Tu tiesiog prasileidai ir į kairiausią juostą. Vienu metu niekada negalim sukti kairę. Nes nebūtinai jisai ir tas vairuotojas, reikia suprasti, nebūtinai, kad jisai laikysis taisyklių. Jisai gal iškart į pirmą juostą įvažiuos. Tai va, o tu praleisi, jau nebebus tos problemos, kad ten jis pirmoji, tu jau ant toj trečioji, žinai, kad į vidurį. Šiaip bet kokia atveju, kaip pavyzdžiui yra 3 juostos, viens iš trečios, kits iš pirmos, norite abudu į vidurį persirikiuoti. Dešinės rankos taisyklė. Kas tik po dešinę, tai tas, kas iš trečios bandytų į vidurinę, šiaip gatvį persirikiuoti. Kas tik po dešinę, tas praleidžia, nemėgau. Žiūrėjom. Mes tik apvažiavam tik dėl vieno dalyko, čia į tą pusę dar. Sankryža į kairę. Nebespėsi, gali nebevargti. Irgi matys, kad jau senai žalias degęs, rauto nebebuvo automobilių. Reik pagalbos, ar pats pravažiuos. Važiuosiu. Nieko nesu. Bet atsimink, jeigu bus jau šitoj sankryžoj prieki tavęs porą automobilių, niekur nevažiuoji, tik prie stop linijos. Aišku, bunka, jie ten žalsis įsijungia staigiai nerti. Jie atlaisvės ir įvažiuok. Jeigu viens prieki, irgi pasižiūrėk, kiek prieki mašinų, jeigu bus daug, matysi, kad reiks praleisti daug, irgi nevažiuoji, nes tu įvažiuosi paskui jį. Mašina yra, tai nejudėt? Ką? Nejudėt man tipo dar? A, tu į priekį mašiną turim ar neturim? Turim. Priekį mūsų. A, tipo čia, jeigu bus. Klausaisi, negirdi. Tai va, prieki bus, dabar nieko, kaip turi važiuoti, žalias tu užsidegs. Nes jeigu bus prieki automobilis, jisai įvažiuos, sustos vidurį, tu sustosi ant perijos, net nebūsi pilnai sankryžai važiavęs. Ir jeigu daug reiks praleisti, jisai išvažiuos tik per raudoną. O tavęs net nebeleis, tau nebeleis net pajudėti, nes jau raudonas ir iš ten, ir iš kairės dešinės jau juda automobiliai. Įvažiuojam. Matai tas biškį, važiuokit tarp linijų. Matai tas, žiūrėk, abudu sukas, 3 sukas, ne? Jau. Tai Jau važiuoti? Ką aš žinau, sakai, pats pravažiuosi. A ne? Nu ir būtinai į tą kairiausią čia dabar juostą mum. Nieko tokio, čia tuoj. Nieko. Jeigu nebus greitesnis, kad vairuotojai, žinai. Nebus. Bet jau galėjai gražiai pirmą. Gal ir greitas šitas, ne? Gal greitas kelinis. Ne, gali būti tiesiog tu įvažiuosi, kažkas važiuoja ir spaus, bandys rikiuotis ir tada jau nebeleis rikiuotis. Arba gal pats spėsi susiorientuoti, bet įvažiuosi į pirmą, jau nieko nebereikia daryti. Tiesiog ramiai ir važiuoji, nei rikiuosi, nei ką, nes mums tais rikiavimais vėlgi. Gali tekti rikiuotis, nepastebėsi per kokią ištisinį liniją. Neužgėsi. Ketvirtą.
tai pasteiravau. Mažai trūka? Būtum sankabą biškį pakėlęs ir būtum užgesęs. Nes man atrodo nelabai supratai, kad ketvirtai įsijungi. Ai, tada kaip iškau penktą, tai supratau. Ai, tai supratau. Irgi ramiai su antru bėgiu, mes reguliuojame į dešinę. Aišku, ne per visas tas pervažas, reikia su antrą pavarą važiuoti. Jeigu pervaža tvarkinga, gali ten ir trečiu važiuoti. Svarbu sumažinti ten tiek greitį, kad spėtum sureaguoti, jeigu važiuotų. Taip. Stabdom. Žalias. Nes jeigu mirksėtų, irgi turi sustoti rodiklį. O kai įsijungia pagrindinis žalias, tas taporas irgi gali važiuoti. Bet vėl turėtum sustoti palauk, kol tas žalias įsijungs. Gerai, grįžtam į regitrą, galėsi pamedituoti, dar turi laiko. Ant suolelio galėsi paspausti. Dešinę. Galėtų iškart dabar duoti laikinį. Ai, dabar iškart ant smūgio apšilęs esi. Žinai, geriau būtų. Nu, tai kad čia laiko beliko. Dabar bus daugiau laiką Pastresuot dešinę. Tai negalvoju. Įsijunk tik toką pastrolink, pažiūrėk, kokias nesąmonės. Tai gal mėtis man tik toje, kaip neišlaiko žmonės. Ai, dar ne. didesnis stresas. Neskubėk dešinė pusė. Ir net pasižiūrėk, neužtenk tik tai, žinai, akės kampų užmetė akį, pasuki galvą, parodai, kad matai. Va, tai tokie dalykai. Dešinė, suksi į kairę, iš ten ir iš priekį. Ten lieps toliau važiuoti, nu tai visur iš dešinės. Neskubėk, čia kur nors pasiparkuosim, susirask vietą. Lėtai, sankabą mink, su pirmoji važiuoju. Ramiai. Gerukų nesuvažinėjom. Naują mašiną nusipirkę, norės dar pašvesti. Biškai daugiau pavažiuoti. Gal čia neblogai gal. Neskubėk. Buvai dar stebėk. Be bėgio. Gerai. Užgesinam transporto priemonę. Pavarą paliekam įjungtą. Autografą. Nu, gal paskutinį kartą nebreiks daugiau čia pasakšnė. Nu. Gerai, su klaidom. Nu, tokios žioplos tos klaidos pavienės. Nu, tai čia tą laiką pradžiai. Paskui ten kažkaip gal ir nebebuvo. Tai užgesimas buvo. Posūkį apvažiuodamas kliūtį neparodai. Atliekant pratimą iš galo reiktų tiesiog nepamiršti. Nu čia paskutinius kartus jau žiai. Veidrodžiai, nepamiršti susireguliuoti. Pasikelt. Posūkis į kairę neparodytas, posūkis į dešinę neparodytas. Ir buvo dar ta kritinė, bet jau čia mes jau žinai, daug laiko važinėjom, tai va vienintelė per geltoną tą signalą pramovė. O daugiau visur kaip ir normaliai. Su perėjom būk atsargus, atidus stebėk, kad nebūtų nesąmonė. Supratai? Prisiminsi? Gerai, lauksiu žinutės, žinių. Arba su ašarom paskambinsi, parašysi arba. Ne, gal viskas. Tik nežinai, ramiai,